individuali veikla pagal pažymą ir prekybos veikla, kai perki prekes skirtas perparduoti. Trūktų žodžių vėl iš pradžių. Vėlgi randu žinutę socialinėje erdvėje, kad valstybinė mokesčių inspekcija paprašė patikslinti deklaraciją, nes labai didelės išlaidos parodytos. Gali būti didelės išlaidos, viskas tvarkoje, bet konkrečiu atveju yra parašyta, kad visas prekes, kurias nupirko, sakykime, 2024 metais sukėlė išlaidas, įleidžiamus atskaitimus ir viskas. Tokiu būdu, kaip ir neteisėtai sumažino mokėtinus mokesčius. Kas nutinka tokiu atveju? Tai šiais metais prekiaujant tomis pačiomis prekėmis, kurios pernai jau buvo įkeltos į leidžiamus atskaitimus, sakau, nes šiuo atveju reikėjo įkelti tik tai tų prekių sumą, kurios buvo parduotos iš tiesų, o likutį perkelti šiems metams ir tai būtų labai teisinga. O dabar, kadangi buvo jos sukeltos metus prieš, kas nutinka šiais metais? Ogi nuo 1 euro reikia mokėti visus mokesčius, nes nėra ką dėti į leidžiamus atskaitimus. Tai žiūrėkit, aš 1000 kartų jau esu sakiusi, gruodžio 31 dienai pasidarykim inventorizaciją. Pasidaryk tą inventorizaciją, susiskaičiuok, kiek liko prekių ir persikelk tą likutį kitiems metams. Ir bus viskas teisinga. Į deklaraciją įkelsi, jeigu renkėsi išlaidų fiksavimo būdą pagal faktą, tik tai faktiškai parduotų prekių kainą. Pirkimo kaina ir viskas. Ir likusios prekės lieka kitiems metams, viskas yra teisingai, sumokė visus mokesčius, jeigu reikia valstybiniai mokesčių inspekcijai pateikti įrodymus, gražu, baltas audinys, baltais siūlais susiūtas. Individuali veikla pagal pažymą tai irgi reikalauja apskaitos, kokybiškos apskaitos, ne šiaip savo. Čia pajamos, išlaidos, koks čia verslas. Aš žinau žmonių, kurie su individualia veikla pagal pažymą yra PVM mokėtojai ir generuoja 4-ženklės sumas. Aišku, dabar po naujų metų jau keisis jų mokestinė aplinka ir jie ko gero galvos apie kitas veiklos formas, jeigu jiems tai tinka. Tai nėra visiškai paprasta veiklos forma. Taip, jinai pakankamai primityvi, bet skaičiuoti reikia kiekvienoje veikloje. Tai pelningo verslo.